Šiandien matysite. Laidos Ne vienas kelyje svečias Vaidas Baumila. Ar chrestomatinių svajonių jaunikiu tituluojamas dainininkas sugebės aplenkti Žvaigždžių vairavimo akademijos lyderį ir kluotoją Jevgenijų Šukliną. Baigėsi konkursas Metų automobilis 2015. Apie nugalėtoją ir laureatus. Saugaus eismo žiniose apie vairavimo egzaminų tvarkos pakeitimus, būsimus ekologijos reikalavimus automobiliams ir naujausių saugumo sistemų kūrimą. Sveiki, su jumis laida Ne vienas kelyje. O ją pradėsime tradicinę rubriką Žvaigždžių vairavimo akademija. Joje žinomi Lietuvos žmonės mokosi saugaus vairavimo pagrindų ir paslapčių. Na, o mūsų svečią pristatys laidos saugaus vairavimo instruktorius, žinomas lenktynininkas Vytautas Švedas. Sveiki, šiandien mes vėl Panevėžy ir šiandien turim labai žymų ir garsų Lietuvos dainininką Vaidą Baumilą. Sveikas, Vaidai. Sveikas. Ar kada nors teko būti tokio tipo mokymuose ar tokio tipo poligone? Ne, pirmą kartą aš Panevėžy ne pirmą kartą, bet šitame poligone tai pirmą kartą. Niekada neteko važiuoti, vėlgi sakau, niekada slidžia danga, tai teko važiuoti, bet kad va taip mokytis ir būtent taip vandeniu užlietam betone, tai niekada neteko kažkaip tai važinėtis ir tikiuosi, kad pirmas kartas bus netoks slidus, kaip jis dabar atrodo. Vėl mes Panevėžy, mes esam tam saugaus vairavimo poligone, kuris yra ekstremalus, vadinkim tuo, kad mes turim ypatingai sausą gražią saulėtą dieną, o paviršius, kuriuo padengta trasa ten, kur mums reikia važiuoti, yra labai slidus. Tai reikia nenustebti tuo, be abejo, kaip ir visada slidžiam kely, visi mūsų veiksmai turėtų būti ženkliai jautresni ir švelnesni negu kad ant gero sukibimo paviršiaus. Kai sukibimo nedaug, yra visą laiką švelnumas, prioritetas, kad neišaukti automobilio to slydimo. Be abejo, mes čia turim judančią plokštę, kuri būtent vienoje iš mūsų rungčių ir darys, kad iššauks automobilio slydimą. Ta patį padarys, kai mes padarę kažkokį tai neleistiną arba netoleruotiną veiksmą. Tada jau slystantį automobilį mums reikės pagauti, vadinkime, sukti vairą tiek, kiek reikia, akceleruoti tiek, kiek reikia ir išvengti to vadinamo suktuko ir susidūrimo su kitais eismo dalyviais, jeigu tai būtų normalus kelias. Tai mūsų šiandienos tikslas toks. Turėjimas naujų potyrių ir naujų pojūčių yra numeris 2 tikslas, numeris 3 tikslas yra parodyti, ką mes galim, kaip mes sugebam važiuoti greitai ekstremalios situacijas ir pasilyginti su tais mūsų kitais dalyviais. Tai galim pradėti. Galim pradėti? Apsisuksim ar ne? Ne. Ne? Gazas. Gerai. Viskas tvarkoje, yra 2 momentai. Vienas momentas, tavo koja kairė paruošta ant sankabos, nelabai aišku dėl ko. Kitas momentas yra gazo dozavimas. Jo faktiškai nebuvo. Ok. Akseleratorių. Reikia atleisti truputį ar vis tiek laikyti? Kas vyksta, kai automobilis slysta? Pradžiai, kas vyksta, kai mes laikom vairą vieną ranką? Galim pabandyti tą padaryti važiuojant paslydus automobilį. O aš vieną ranką laikiau beje vairą? Tu laikai automobilio vairą taip, kaip tu dabar laikai. Taip ir laikiau? Ne, tada tu laikai 2 rankom. Dabar tu laikai 1 ranką kažkada. Greičių dėžės perjungimo svirties laikyti nereikia ir jo saugoti nereikia. Jinai pakankamai saugiai stovi. Patogiau. Kažkur tą ranką. Aš netgi automatą, kai vairuoju, žinok, aš pasidėjęs čia, žinai, nors nereikia nieko, gal iš įpročio, žinai, kažkokio tai ir dar kažką. Bet jo, aš irgi nuo kažkada teko kačerginėj ralyje važinėti, tai irgi tiesiog kiekvieną kartą, kai nuleisdavau ranką ant pavarų svirties, gaudavau tokį vat per ranką. Nu čia tu negausi tokį, tu gausi čia su keptuvė per galvą, nes niekas negaliu. Ne, bet kuriuo atveju tu
čia šita svirtis tau nereikalinga. Tau reikalingas vairas ir reakcija su rankom į tą vairą tada, kada reikia tokia, kokia reikia. Jeigu tu vairuosi vien ranką uždėjęs ant vairo viršaus, kitą ranką ant bėgi perimimo svirties ir tau reikės greitai padaryti posūkį į vieną ar kitą pusę arba dar šiek tiek persukti vairą daugiau negu leidžia tavo ištiesta ranka, mes esam jau keleiviai abudu. Ne tik tai aš, bet ir tu. Gazas, gerai. Ok. Dabar žymiai geriau. Dabar mes, tas reakcijos laikas galėtų būti šiek tiek trumpesnis, bet be abejo čia priklauso viskas nuo reflekso, kas pas tave galvoj darosi ir kaip greitai tu sureaguoji į tą pasikeitusią kryptį automobilio. Bet jinai buvo pakankamai gerai ir jinai buvo iki tokio lygio gera, kad automobilis išsilygino. Gazas, lygink vairą. Labai gerai. Ir dabar jau mažiau gaziuko. Jau neslysta jau toliau. Kai išsilyginai ir kol vairas tavo susuktas, automobilis dar vis lysta, o tu sukinėjai, tu nespėjai atsukti, gazuoji. Bet šitas lydimas buvo pavyzdinis lydimas ir pavyzdinis vėlavimas sukti vairą. Vadinkim, anksčiau atsukinė. Į tą pusę pirminis tavo atsukimas buvo geras, akceleracija tvarkoj, bet vėliau atgal tu vėlavai atsukinė. Dėl to mes pradėjom mėtytis po kelią, ką mes dažnai matom Vilnius, Kaunas, Klaipėda autostradose, kai automobilis paslysta ir žmonės kažką tai bando makaluot, kažką tai daro, dažnai vėluoja ir jie pradeda tasytis ant kelio. Sukam, gazas, gerai, opa. Ir dabar jau šitų momentų labai viskas laiku padaryta. Atsuktas vairas, jisai atsuktas šiek tiek nezgrabnai, tas toks karvės melžimo principėlis, bet šiaip jau mumis jisai suveikia, greitis mūsų geras, 31 km/h. Manyje tai baimė tokia buvo, kad blembo, o jeigu neužteks, žinai, lankstumo pasukt vairą, tai tada tipo, blembo, paimsiu daugiau, žinai. Tai. Bet kas būtų buvę šitoj vietoj, jeigu ranka būtų tavo čia ir tau reikėtų persukti jį visą, vadinkim, ir atsukinėti. Ir tada jau čia tie pratimai tie ir anie pasirodyti, žinai, kas būtų visai tragedija. Bet dabar viskas, manau, kad mes su šitu kaip ir galėtume jau skaityti kaip tokį mažą uždėtą pliusiuką ir važiuoti toliau, įjungdami jau ir tą mūsų kugelius, tą kliūčių apvažiavimą. Dabar kas pas mus seka, mes išsilyginam automobilį ir tada jau apvažinėjom kugeliu. Ir geras. Tokio duoda vis tiek. Impulsas. Yra. O, gerai, stabdis ir kugelį. Švelniai. Vienas. Šiek tiek suk anksčiau. Anksčiau. Čiut pabandyk. Gazas šiek tiek daugiau. Aha, gerai. Lyginam vairą. Ir neriam čia. Net saukų nežinau, kaliau. Taip, aš žinau, aš mačiau. Gerai, kad nei mane. Ok, lyginam iš pat išorės, vairas tiesiai. Ir dabar greitėjam. Stabdis mažas, stabilizuojam mašiną. Ir šitoj pusėje tas yra posūkio apeksas, kai mes turim pradėti greitėti. Tai mes dabar jau atvažiuojam prie mūsų tos trečios užsiėmimo dalies. Tai yra slidi nuokalnė su kliūtim, kurias reikia apvažiuoti. Pirma pavara yra labai ok, sako, nedalyvauja. Mes matom automobilis lysta. Kažkaip sukibimas čia dar ok. Nu tai gazo biški. Gazo. Tai pravažiuot pro šitos daug kūgis. Taip, ir tada važiuojam. Mes važiavom nei daug, nei mažai 9 km/h greičiu. Tai jisai, vadinkim, prie tokio greičio dar sukibimas šioks to. Aš įsivaizduoju, kad ta sankaba, kuri buvo įspausta, kurį laiką leidžiantis, jinai tikrai neturėtų būti įspausta. Dabar mes turim 13 km/h. 4 km/h radikaliai pasikeitė automobilio būsena ir jos lydimas.
Na, o dabar pažiūrėkime, ką Vaidas išmoko. Jis, kaip ir visi Žvaigždžių vairavimo akademijos mokiniai, turės kuo greičiau nuvažiuoti į vieną trasą suimtas šias 3 užduotis. Už kiekvieną kliudytą kūgelį, išvažiavimą iš balta spalva pažymėto kelio ribų, greičio viršijimą judančios plokštės zonoje yra baudžiama baudos sekundėmis, kurios pridedamos prie trasos įveikimo laiko. Finišas yra bazė. Finišas bazė pas mus yra automobilio sporto terminuose. Tai, kad kūgeliai turi likti tarp priekinės ir galinės. Tai per vidurį gali? Taip. Jie turi būti tarp priekinės ir galinės automobilio. Kūgelio nuvertimas yra baudojamas, viršytas kilometras yra baudojamas, išvažiavimas ant pilkos dalies, tai yra nuo kelio, yra baudojamas, nevykdymas bazės yra baudojamas ir šiaip mes turime daug baudų. Tai ką dabar darysime, Vaidai? Kaip tu manai, bazės taisyklė yra? Ką tu čia darai su koja? Kaip, manau, kad viskas kaip ir gerai. Kaip matau, tarp ašių. Taip, aš matau, kad dabar yra viskas gerai, tačiau mes prieš tai pamatavome ir buvo... Iš tikrųjų ir pirmai buvo gerai. Ir pirmai buvo gerai? Tai labai viskas tada gerai. Tada džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi. Apskritai buvo tokio gero labai adrenalinuko, nes nustatymas, kad tu važiuoji laikui, jis priduoda tokio noro, nugalėti, neaišku ką nugalėti, nes aš nežinau prieš ką aš kovoju, prieš kokį laiką aš kovoju. Taip kad, bet prieš save patį tikriausiai norisi kuo greičiau važiuoti. Na ir spėja, koks tavo laikas? Nežinau, tikiuosi, kad greitesnis už minutę 16. Tai yra minutė 13 ir 10 šimtųjų. Taigi dainininkas Vaidas Paumila šią Panevėžio darbo rinkos mokymo centre sudėliotą trasą įveikė per 1 minutę 13 ir 10 šimtųjų sekundės. Tai yra geriausias rezultatas laidos Ne vienas kelyje Žvaigždžių vairavimo akademijoje su Vytautu Švedu. Regitros praktikos egzamino metu vairuotojai kitąmet nebeturės laikyti egzamino dalies aikštelėje. Pažymėjimą ketinantys gauti vairuotojai išriedės tiesiai į gatves. Šie pakeitimai galios tik B kategorijos patikros egzamino metu. Automobilio statymo ir kitus manevringumo įgūdžius vairuotojai siekiantis įgyti teisę vairuoti lengvąjį automobilį demonstruos realaus eismo sąlygomis. Manoma, kad sutvarkyti visus teisinius aspektus pavyks per 2-3 mėnesius. Tuomet jau visai neliks jokių teisinių kliūčių įgyvendinti egzamino tvarką. Kitąmet B kategorijos vairavimo egzamine planuojama atsisakyti ne tik aikštelės, bet ir konkrečių kompiuterio atskirai parenkamų maršrutų. Teigiama, kad tuomet bus leista juos savo nuožiūrą parengti patiems regitros egzaminatoriams. Valstybės įmonės regitra duomenimis B kategorijos vairavimo patikros egzaminą pernai pirmųjų bandymų išlaikė vos daugiau nei 40% jį laikiusių asmenų. Na, o dabar apie tai, kad automobiliai gali netekti detalės, be kurios teks iš esmės keisti vairavimo įpročius. Siūlomi automobilių degalų sąnaudų bei taršos lygio apskaičiavimo metodikos pakeitimai gali smarkiai koreguoti automobilių dizainą ir netgi paskatinti atsisakyti šoninių galinių vaizdo veidrodėlių. Didžiausiuose pasaulio automobilių parodose jau seniai ne vienas koncepcinis modelis buvo pristatomas be veidrodėlių, kuriuos keisdavo vaizdo kameros. Tačiau tiems, kuriems pavykdavo pasiekti gamybos linijas, dažniausiai atrodydavo tradiciškai, su šoniniais veidrodžiais. Specialistai teigia, kad veidrodėlių pakeitimas kameromis, aerodinamikos gerinimas, ratų keitimas mažesniais ir siauresniais, aktyvių priekinių grotelių žaliuzių, kurios atsidarys radiatoriui gaunant pakankamai vėsaus oro naudojimas, galėtų padėti sumažinti oro pasipriešinimą iki 30%, o tai leistų CO2 emisijas sumažinti apie 20%. Naujoji degalų sąnaudų ir emisijų apskaičiavimo metodika dabar naudojama turėtų pakeisti 2017 metais.
O štai Jaguar Land Rover kompanija pradėjo projektą, kuriuo siekiama sukurti sistemą, padėsiančią vairuotojams ir keleiviams mėgautis panoraminiu 360 laipsnių apžvalgumu. Automobilyje įrengta tokia vaizdų fiksavimo ir transliavimo sistema, kad statramsčiai tampa permatomi, o priekinio lango stiklas tampa išmaniu. Taip vairuotojas ne tik įspėjimas apie artėjančią kliūtį, bet ir jį parodoma. Tokią technologiją ateityje į savo automobilius ketina diegti Britų koncerno Jaguar Land Rover inžinieriai. Mašinos kėbulas bus nusaksytas miniatiūrinėmis tiesiogiai transliuojančiomis vaizdo kameromis. Transliacijos bus vykdomos pavyzdžiui ant statramsčių, tad jie taps savotiškai permatomais. Tai yra, vairuotojas matys už jų vykstančių vaizdų projekciją. Beje, vaizdo sistema stengsis būti tokia išmani, kad reaguos ir į vairuotojo galvos ir pečių judesius. Ši apžvalgumo sistema vairuotojui padės ne tik stebėti kelio aplinką, bet ir orientuotis kelionėje. Tai yra, teiks navigacijos paslaugas. Taip pat sistemoje turėtų būti diegiama vadinamoji sek paskui mane navigavimo funkcija. Ant priekinio stiklo atsiras kelią rodantis virtualus automobilio siluetas, paskui kurį vairuotojui bus galima sekti. Ši funkcija sufleruos vairuotojui ne tik gatvių, bet ir šalia gatvės esančių įstaigų pavadinimus. Laidą pristato galingas, elegantiškas, ekonomiškas. Tai naujasis Peugeot 508. Ir štai baigėsi tradicinis rudens renginys, konkursas Metų automobilis. Kolegos, komisija sudėliojo taškus ant I ir išrinko geriausius. Apie juos dabar reportaže. Konkurso Metų automobilis 2015 starte buvo 30 naujausių automobilių modelių, šiais metais debiutavusių arba dar tik debiutuosinčių Lietuvoje. Renginys vyko 1,5 mėnesio, o konkurso komisija, tai yra 10 Lietuvos žurnalistų autoklubo narių, šiais automobiliais nuvažiavo per 30 000 kilometrų. Konkursui judant į pabaigą, komisija atrinko 7 geriausius automobilius, kurie pretendavo į nugalėtojo titulą. Baigiamojo vakaro metu kiekvienas komisijos narys savuosius 25 balus išdalijo šiam 7-tukui. Taip ir gimė nugalėtojas 3-osios kartos Nissan Qashqai. Tik 2 balais nuo jo atsiliko Porsche Macan. 3 vieta atiteko Ford Mondeo – 41 balas. 4 vietoje šįkart liko Volkswagen Passat su 36 balais, 5 vietoje C klasės Mercedes-Benz 34 balai, 6 vietoje dar vienas vokiškas automobilis BMW 2 su 24 balais, o 7 vieta iš finalininkų 7-ukės atiteko Škoda Fabia 21 balas. Iš tikrųjų, taip, jeigu kalbant apie 7-tuką, tai man nebūtų gėda, jeigu bet kuris automobilis būtų išrinktas iš mūsų 7-tuko. Manau, visi, kas domėjosi konkursu, matė, kad automobiliai šiemet yra iš tikrųjų tikrai kitokie. Prabanga buvo numeris 1 šito konkurso tema. Taip pat turėjom labai daug miesto visureigių. Konkursai paprastai dalyvauja gerai sukomplektuoti modeliai. Tačiau nemažai, net ir 100 000 litų perkopusių modelių kainų, pradinė kaina yra gerokai mažesnė. Ir siekia ar ten 80 ir 70 000 litų. Kaip pavyzdžiui, kad ir į 7-tuką papuolė Volkswagen Passat ir Ford Mondeo, kurie konkursą dalyvavo jau kainuojantis virš 100 000 gerokai, tačiau jų pradinė kaina siekia apie 75 000. Kriterijus vertiname visokius, nes atrodo, kad geras automobilis yra tik tas, kuris gerai važiuoja, bet iš tikrųjų gero automobilio apibūdinimų yra žymiai daugiau. Tai yra ir saugumas, ir kainos ir kokybės santykis, technologijų naujumas, patogumas kasdieniam gyvenime, tikimas Lietuvos klimatui galų gale. Tai yra be galo daug kriterijų. Tavo kriterijai kokie pagrindiniai? Kas vis dėlto lėmė pasirinkimą į 7-tuką? Visų pirma, tai pats pravažiavimas automobiliu, nes gali labai gerai pajausti tiek pakabos, tiek variklio darbą, tiek pavarų dėžės. Ir tada komplektacijų nagrinėjimas, nes
bet koks automobilis gali būti geras, bet kai pasižiūri į jo standartinę komplektaciją ar kainą už kažkokią komplektaciją, jis tampa nebe tokiu geru. Ir trečias – eksploatacijos kaštai, kas vėlgi yra labai aktualu perkant bet kokį automobilį. Nissan Qashqai, kuo jis įsiskyrė, kodėl jisai vis dėlto pirmas? Jis iš tikrųjų yra stipriai pasikeitęs nuo pirmosios kartos, kuri taipogi buvo sėkmingas modelis, bet antras Qashqajus važiuoja nepalyginamai geriau, maloniau. Taip pat jo įranga tikrai turtinga ir paperkanti tiesiog savo patogumu. O miesto visureigiai yra Lietuvos gatvių ateitis. Vien dabar pasižiūrėjus, kiek daug tų automobilių šitokio tipo važinėja mūsų gatvėmis. Tai yra tokia mašina, kurią žmonės iš tikrųjų perka. Qashqajus turbūt natūralu, kad laimėjo, todėl kad 4 iš 10 komisijos narių jam davė daugiausiai balų, bet realiai į trečią Qashqajaus kartą jisai išsigydė savo vaikiškas ligas. Išsigydė tai, dėl ko jam priekaištavo ankstesnių Qashqajaus savininkai. Jis tapo tylesnis, jis tapo daug solidesnis ir jo multimedijos valdymas pasidarė labai lengvai suprantamas. Tai iš tikrųjų solidi mašina, didelė mašina už pakankamai humanišką kainą. Konkurso finale įvertintas buvo ne tik septynetukas. Geriausių dizaino pavyzdžių šiemet buvo pripažintas Jaguar F-Type Coupe. Metų visureigio titulą pelnė Porsche Macan. Tautos automobiliu Delfi skaitytojai išrinko Subaru WRX STI. Šis automobilis taip pat pelnė ir sportiškiausio titulą. O konkurso nugalėtojas Nissan Qashqai dar pelnė papildomus šeimos ir saugiausio automobilio prizus. Tradiciškai konkurso finale renkamas sportininkas labiausiai garsinęs Lietuvą užsienio trasose. Šiemet metų vairą laimėjo Rytų Europos Volkswagen taurės žiedinių lenktynių serijos nugalėtojas Robertas Kupčikas. Jis šį vardą ir prizą jau buvo laimėjęs lygiai prieš 10 metų.